Labas rytas, laba diena visiems. Žiūriu, kad mūsų gausiai intensyviai visi jungiasi. Tai nieko nelaukia, galbūt ir pradėsim. Tai sveiki dar kartelį visi prisijungę dalyvauti šios dienos seminare. Mano vardas Eivina Žižiūnaitė Albas, esu Žemės ūkio ir komercijos atašė. Kitaip tariant, esu atsakinga už tai, kad Lietuvos gamintojų produktai ir paslaugos lengviau rastų kelią į Persijos įlankos rinkas ir kad Lietuvos verslas turėtų daugiau galimybių plėstis tarptautiniu mastu. Šiandienos seminaras yra skirtas pagilinti žinias apie elektroninę prekybą, kaip tai veikia Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kokios vyrauja tendencijos, kaip adresuoti kylančius iššūkius ir kaip rasti realius sprendimus. Apie visą tai ir dar daugiau mums papasakos ne kas kitas, o virš 20 metų patirtį kuriant ir konsultuojant skaitmeninius verslus sukaupusi pranešėja Lina Gallagher. Lina yra elektroninės komercijos ir dirbtinio intelekto konsultacinės įmonės Immers Consulting, žiniasklaidos agentūros Enkindle Digital ir mokymosi platformos EcomWave įkūrėja. Knygos Winning in the Platform Economy bendraautorė ir tinklalaidės Commerce Talks vedėja. Net neabejoju, kad šis seminaras bus ne tik informatyvus, bet ir įkvepiantis priimti konkrečius veiksmus savo versle. Prašysime dalyvių nesidrovėti, pasinaudoti progą ir užduoti klausimus susirašinėjimo skiltyje, kuriuos adresuosime webinaro pabaigoje. O dabar sveikinimo žodį nuoširdžiai perduodu gerbiamam Lietuvos Respublikos ambasadoriui Jungtiniuose Arabų Emyratuose Ramūnui Davidoniui. Ačiū, Eivina, sveiki visi, kuo geriausi linkėjimai iš šiluma Australijų. Aš iš tikrųjų nenoriu užimti daug laiko, noriu pasakyti du dalykus. Vienas yra tai, kad aš šioje šalyje dirbu daugiau negu 3 metai. Aš matau tai, kad ši šalis eina milžiniškais žingsniais srityje, tai yra skaitmeninės transformacijos. Ir aš matau tuo pačiu metu augantį Lietuvos interesą dalyvauti šiuose procesuose. Tai viena. Antra, iš tikrųjų aš matau, kad didžiulis Lietuvos turtas yra Lietuvos diaspora, Lietuvos bendruomenė, profesionalų bendruomenė šioje šalyje. Ir man ypač džiugu, kad lietuvių profesionalų bendruomenė padeda ambasadai, padeda atverti duris, pažinti šitą šalį, kaip su jie dirbti, o taip pat ir padeda Lietuvos verslo pasaulio atstovams taipogi suprasti šią šalį, kaip joje veikti ir visus niuansus. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad šiandien yra toks mūsų lietuvių diasporos bendruomenės deimantas Lina Gallagher, kur iš tikrųjų aš dėkingas kad jinai skyrė tam laiko, kad jinai sutinka papasakoti, atverti šios šalies rinkos būtent skaitmeninės transformacijos e-commerce srityse. Ir turbūt paskutinis dalykas, aš noriu padėkoti ir ambasados komandai, ir Eivinai, ir Giedriui, ir aišku, tokios jungtinių pajėgų tikrai puikus pavyzdys. Tai linkiu visiems turiningos. Dėkoju gerbiamas ambasadoriui Ramūnui Davidoniui ir nieko daugiau nelaukus, perduodu mikrofoną Linai Gallagher. Lina, scena tavo. Sveiki visi. Pabandysiu tuoj pašėrinti skaidres. Tikiuosi pasiruošę rytiniai dozei e-commerce, o jos bus tikrai daug. Čia prijungiam. Tai kaip ir ambasadorius minėjo, ačiū Eivinai, kad pakvietė, kad suorganizavo ir kad, kiek matau, labai daug jūsų prisijungė. Ir tikiuosi, kad mano esmė šiandienos, kad išmoktume, kad sužinotume, apie ką čia ta visa e-commerce sritis Jungtinių Arabų Emyratų rinkoje. Ir turbūt svarbiausiai, kad daugeliu iš jūsų yra tas noras, mes visi labai daug skaitom ir žiniasklaidoj, kad čia yra dabar labai augantis sritis, labai Jungtinių Arabų Emyratai labai patrauklus regionas. Tai galiu pasakyti, kad tikrai taip ir yra, bet čia tikrai nėra lengva daryti verslo, nes kai nebereikalo, kaip angliškai jie sako, Middle East, čia rytai susitinka su vakarais, tai kas liečia produktų
ir įvežimą, ir patį asortimento dydį. Kai aš visą laiką sakau ir savo klientam šitam regione, mes turim viską, mes turim visas nuo Kinijos prekes iki Amerikos, iki Naujosios Zelandijos. Tai e-commerce sritis gal labai visiems patraukli, bet šiandienos galbūt webinaro tokia kaip esmė, kaip pavadinimas sako, aš galbūt norėčiau jums truputėlį papasakoti, kur daryti tuos, kaip žiūrėti, kur ieškoti informacijos, kas yra svarbu, kokios klaidas dažniausiai daro galbūt kompanijos ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš viso atėjusios iš vakarų. Ir galbūt jums po šito webinaro užsinorėsit dar greičiau judėti, nes pamatysit, kad viską turit ir jūs tikrai esat pasiruošę Jungtinių Arabų Emiratų rinkai, o galbūt ir pristabdysit, ką dabar darot ir tiesiog, kai aš sakau, grįšit į pirmą, back to basics ir pabandysit tą researchą pasidaryti truputėlį kitaip. Tai truputėlį apie mane, per daug neišsiplėsiu. Aš, kaip ir Evina minėjo, turiu kelias kompanijas, konsultavimo kompaniją jau darau daugiau negu šitom regione, daugiau negu 10 metų, tai pati Immerse Consulting. Turiu Metos ir Google reklamų agentūrą InKindle. Čia visi, kas turbūt esat retailo srity, labai gerai su to susidarėt ir Lietuvoje. Ir turiu EcomWave, tai grinai mokymų platformą žmonėms, kurie galbūt patys nori išmokti, vietoj to, kad dirbtų su manimi kaip konsultantė, tai digital kursai ir taip toliau. Turiu parašius apie vidurio rytus iš viso knygą, būtent kaip laimėti elektroninės prekybos srityje arabų rinkose. Aš visą laiką juokauju, sakau, ar tau patinka ar nepatinka ta knyga, tai yra vienintelė knyga apie e-commerce šitam regione, tai irgi tikrai galiu atsiųsti elektroninę versiją, nereikia, aš ją šiaip pardavinėju, bet tikrai galiu visiems, kas esat šitam seminare, laisvai atsiųsti elektroninę versiją ir galite skaityti, jeigu įdomu. Turiu, kaip Evina minėjo, Commerce Talks podcastą, tai ne tai, kad esu podcastų fanė, bet dėl to, kad niekas kitas nesidalina žiniom, kaip iš tikrųjų čia vyksta retailas. Tai jeigu jūs turite produkciją, kurią bandote įvežti ar į Carrefourą, ar į Lulu, ar į bet kurį būtent retail tinklus šitam regione, Saudų rinkoje ar Emiratuose, tai pas mane turbūt podcastai yra tie visi žmonės, kurie labai atvirai apie tai šneka, nes tos informacijos daug nėra internete, nes šitas regionas per daug ją nesidalina. Ir kam įdomu e-commerce'as, retailas, aš turiu gan stiprią WhatsApp community, kur kiekvieną dieną dalinuosi, kas būtent vyksta ne tik tai šitoje rinkoje, bet visam pasaulyje, visam e-commerce srityje. Tai irgi galite prisijungti, jeigu ta informacija naudinga, jeigu ne, tai su manim galite susisiekti, aš tą patį dedu LinkedIn'e ir labai aktyviai apie tai kalbu, nes iš tikrųjų, kaip juokauju, visur pinigus darau galbūt iš Immerse, bet labai sunku rasti žmonės, kurie turi tas žinias, tai prieš kelis metus tiesiog nusprendžiau daugiau mokinti ir dalintis. Ir kaip šiandien dėl to, kad noriu, kad pati galbūt žmonės, kurie bando į tą sritį įeiti, daugiau žinotų ir jiems lengviau galbūt darbus būtų gauti tuose visam e-commerce ir retail'e. Šiaip aš pradėjau karjerą, išvažiavau iš Lietuvos 18, pradėjau karjerą Deloitte Londone ir teko padirbėti tikrai su pasauliniais vardais ir taip visą galbūt dėl to ir turiu savo kompanijas, nes tikrai konsultuoju jau senai ir konsultuoju nuo didžiausių iki turbūt pačių mažiausių ir lietuvaičių kompanijų, ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir daug vidurio rytuose. Tai šiandien ką truputėlį noriu papasakoti, tai būtent galbūt tokią trumpą įžangą apie kodėl čia tie Jungtiniai Arabų Emiratai ir paskui grinai važiuosim, kaip čia viskas, kaip e-commerce'as čia yra daromas, į ką reikėtų atkreipti dėmesio. Tai įrašas yra, tai per daug neišsiplėsiu, bet galbūt kai kuriems iš jūsų dar šita rinka yra visai nauja ir apie ją nelabai daug ką žinot. Tai galbūt tokios 4 pagrindinės, kodėl dauguma žmonių čia plečiasi. Tai yra tikrai labai strateginė padėtis ir jeigu tu nori įeiti į Azijos rinką arba nori plėstis vidurio rytuose, tai Jungtiniai Arabų Emiratai yra pati geriausia šalis ištestuoti. Emiratai yra
labai maži, taip pat kaip ir Lietuva. Čia atvažiavus verslą daryti tik tai čia neapsimoka. Tik tai čia. Čia visi atvažiuoja daryti verslą Jungtinėse Arabų Emyratuose, išsitestuoja marketą ir tada eina į Saudo Arabiją, kur yra tokio pat dydžio kaip Kinija, nu, ne žmonių gal skaičių, bet tai yra grandiozinė šalis, eina į Indijos rinką, eina į toliau Azijos rinkas. Tai yra labai labai strategiškoje vietoje padėta, nes čia tikrai vakarai susitinka su rytais ir tu turi diasporą, kuri atitinka ir vakarų norus, ir Azijos visus norus. Tai yra viena geriausių rinka pradėti testuoti, jeigu jūsų ambicija yra plėstis link Azijos pusės. Tada, kodėl dar čia labai visi nori, nes pati infrastruktūra yra labai paruošta, galima greitai įsteigti kompaniją, labai geros yra sąlygos tarptautiniam kompanijom, yra labai geri ten keliai, internetas, visas. Tai pati infrastruktūra, jums kaip verslui nieko nereikia investuoti į infrastruktūrą. Kai aš visiems duodu palyginimą, mes visi norėtume užkariauti Afriką, nes ten galbūt yra didesnė paklausa, bet Afrikoje reikia dar, kad pirmiau atsirastų tokie žmonės kaip gal Maskai, kurie nutiestų kelius pirmiau, kad mes galėtume daryti patį net retailą ir patį e-commerce. O Jungtinėse Arabų Emyratuose pati infrastruktūra yra paruošta pačiam tam vadinamam direct to consumer. Tu įvežiai prekę ir tu ją jau šiandien gali parduoti galutiniam vartotojui, kas yra tikrai nedaugeliu. Saudo Arabijoje taip dar nėra, Kuveite taip nėra, Omane, Katare taip to dar nėra. Jie tikrai bando tai daryti, bet to dar nėra. Tai dėl to čia vėl labai yra superinis marketas išsitestuoti pačią būtent, kaip tas verslas veiks, būtent pati infrastruktūros ištestavimas yra super. Tada, kas yra dar labai naudinga šitoj rinkoje, kad mes čia turime iš visų šalių. Čia galima žinoti ir kaip indai perka, kaip arabai perka, kaip anglai perka, kaip prancūzai perka. Šitoj rinkoje nėra, kai aš sakau, jie taip yra emiračiai, bet jų yra tokia mažuma, kad virš 80% sudaro atvažiavę. Tai yra brandų, aš, pavyzdžiui, turiu prancūzų brandą, kuris būtent kuria produktus indams. Nu, tai jie Prancūzijoje negali išsitestuoti indų, ką indai norėtų. Tai čia yra superinis vieta, kur tai galima padaryti, nes ta vartotojų bazė jau yra. Ir paskutinis, kas yra labai svarbu, čia visi, kadangi tai yra labai jauna populiacija, visi čia turi mobilų telefoną, tą skaitmeninį, visi naudojasi elektroninę prekybą, visi nori tų inovacijų. Tai irgi, jeigu kažkoks produktas toksai inovatiškesnis, naujesnis, kur atrodo galbūt tose labai, kai aš sakau, senuose rinkose sunku įtikinti pirkėją pirkti. Tai Emiratuose tikrai yra labai lengva tą ištestuoti. Tai dėl šitų 4 priežasčių didelė dauguma kompanijų iš vakarų labai nori į čia plėstis. Kas liečia truputėlį skaičius, tai čia prognozuojama būtent 500 milijardų BVP prognozė, tai viena iš stipriausių artimųjų rytų rinkų. Čia yra apie 10 milijonų gyventojų, kaip ir minėjau, 88% yra migrantai, 99% turi tuos, kai sakau, smartphones ir būtent jau virš 15% sudaro elektroninė prekyba, kur, pavyzdžiui, vakarų rinkose dar kartais gali būti 2, 3, 5%. Čia jau elektroninė prekyba sudaro virš 15%, priklausoma nuo srities. Ir iki 27 metų dabar jie prognozuoja apie 12 milijardų dolerių rinką vien elektroninės prekybos. Kas liečia, kaip ir truputėlį minėjau, Jungtiniai Arabų Emyratai yra būtent tie vartai į Persijos įlankos rinkas. Jūs eidami ir galvodami apie Jungtinius Arabų Emyratus jau iš karto turite turėti viziją, kad jūs bandysit užkariauti saudų rinką. Ja užkariauti tikrai yra labai sunku, bet
tai turi būti planas, kitaip neapsimoka investuoti čia. Tikrai nepadarysi tokių pajamų, kad apsimokėtų mesti pinigus tik tai į Jungtinius Arabų Emiratus. Taip, tai čia yra labai patraukli rinka, čia galima daug ką ištestuoti, bet jeigu kompanija neturi vizijos, kad po 2 metų Emiratuose eisim į Saudus ar į Omaną, ar toliau plėsimės į Indiją, tai tikrai nerekomenduoju net pradėti šitą rinką judinti. Aš visą laiką sakau, jeigu vizija yra, visą laiką juokauju, sakau, jeigu mes prisiskaitome daug naujienų ir įsivaizduojame, kad mūsų visas problemas nežinau, čia dingo, kad mūsų visas problemas sutvarkys vien tik tai Jungtiniai Arabų Emiratai, tai tikrai jų nebuvo, nežinau, kas tuo atsiprašau, nežinau, kodėl čia dingo jų skaidrės, tuoj pajungiu vėl, kodėl čia dingo. Visą laiką sakau, jeigu mes įsivaizduojame, kad Jungtiniai Arabų Emiratai sutvarkys problemas, kurios yra, nėra apyvartos Europoje, tai einam į Emiratus, nėra apyvartos Amerikoje, einam į Emiratus. Ne, tos problemos jūsų versle Jungtiniai Arabų Emiratai tikrai neišspręs. Jungtiniai Arabų Emiratai yra testavimo rinka eiti į Azijos pusę, ne kitą pusę. Tik tai į Azijos pusę. Tai kas liečia, pirmiausiai bus tada Persijos įlanka ir tada važiuojam toliau į Indijos ir visas kitas rinkas. Kas liečia, tai dabar galvojant, dažniausiai, tai jeigu dabar galvojamės apie tą plėtimąsi, tai kaip reikėtų galvoti, koks palyginimas tų rinkų. Tai kaip ir minėjau, pirmiausiai pradedame su Jungtiniais Arabų Emiratais, tada galvojam apie Saudo Arabiją, ir galiausiai turėtų jūsų planuose būti Egiptas. Gerai. Egipte yra labai sunku daryti verslą ir ten tikrai žmonės uždirba labai mažai, tačiau dydis šalies yra toks, kad jeigu produktą išpozicionuojate net ir vienam mieste, jums jisai padarys tokią pat apyvartą kaip Jungtiniai Arabų Emiratai ir Saudų marketai sujungus kartu. Čia norėjau tiesiog tokią lentelę uždėjau, kad palyginimui, kad iš galbūt kas liečia iš elektroninės prekybos, tai taip žmonių skaičiai didėja einant link to Persijos įlankos ir Vidurio rytuose, bet aišku, žmonių pajamos mažėjo. Ir kas liečia internetą, irgi mes čia Emiratuose tikrai viską prisijungia labai ir išsivystę. Sauduose jisai prisijungimas yra gan tikrai didelis, nes tai yra jauna labai auditorija, ta prasme visiems apie 30 metų, bet internetinė prekyba ten dar nėra taip išsivystiusi, bet jinai labai sparčiai auga, nes pati valdžia į ją investuoja labai daug. Jeigu Jungtinėse Arabų Emiratuose privatus sektorius labai pušina, kaip sakau, į priekį veda visą, koks servisas bus, kokius žmonės įveža privatus sektorius, talentą. Tai Saudo Arabijoje pati valdžia į tai investuoja ir jie šiuo metu tikrai labai meta daug pinigų ir aš kai visą laiką kartais juokauju, kad jis išvaisto tos pinigus, nes paskaito gražų CV ir ten atrodo, kad žmogus tikrai viską žino toje elektroniniai prekybai, bet galbūt ne visą laiką taip gaunasi, bet pati valdžia tikrai labai, kai sakau, priima tą faktorių, kad mums reikia investuoti į digital ir jie tikrai dabar labai sparčiai augt bando. Egiptas dar yra labai besivystintis, tai jeigu tik tai su elektroninė prekyba, tai tenais tikrai neišgyventi, ten reikia ir, kai vadinu, kiosko plus internetinės prekybos. Tai kas liečia pačius mokėjimo būdus, tai irgi galbūt mes Europoje labai atpratę to, kad moka žmonės grinais, tai jeigu einate tik į Jungtinius Arabų Emiratus, tai tikrai kortelės, visos Visa, Mastercard yra labai svarbu, bet ir čia labai yra įprasta pati kortelių skaitytuvas, kai atvažiuoju. Kad atsiveža atvežėjas, delivery partneris, būtent logistikos atstovas, patį skaitytuvą. Tai jie nevadina tai kaip kešu, bet tai lygiai tas pats, kad kaip kešas, nes jum pirkimo būdu nesumokėjo. Paskui čia labai yra mylimos visos tos digital vadinamos wallets,
Tai daug kas čia gali atsiskaityti ir kriptovaliutą, čia gali atsiskaityti ir visokiais taškais, kurie konvertuojami į pinigus. Tu gali atsiskaityti naudojant banko, kas turi banko korteles Lietuvoje, žinot, renka taškus banko, ten visokiais taškais už sąskaitas. Tikrai jie ne tik tai ima korteles, bet ima ir visokias tokius inovacinės technologijas, kas liečia atsiskaitimo būdu. Jie taip pat labai dideli naudotojai vadinamo to BNPL, tai Buy Now Pay Later, tai pirk dabar, mokėk vėliau. Čia ir Emiratuose, ir Saudo Arabijai tu negali turėti savo elektroninės parduotuvės, jeigu tu neturi tokio prieimo prie to Buy Now Pay Later. Visi Buy Now Pay Later atstovai, tai kaip jums, kas vakarų rinkose gal pardavinėjate, kur yra Klarna, tai visi šičia egzistuojantis Buy Now Pay Later žaidėjai, jie turi net ir korteles, kurias duoda žmonėms kaip atsiskaitimo būdą. Tai irgi toks labai dažnai naudojamas būdas išmokėjimo. Kas liečia Egiptą, ten viskas yra kešų ir kompanijos, kurios ten daro, viena iš didžiausių problemų šiuo metu yra, kad tą kešą išvežti iš Egipto yra labai sunku. Tai irgi daug pinigų yra prarandama būtent nekonvertuojant Egipto dolerį į bet kurią kitą valiutą, bet net ir išvežant iš šalies. Tai daug verslų, kas leidžiasi į Egiptą, nes tai yra labai didelė rinka, jie iš tikrųjų laiko daug pinigų Egipto markete ir investuoja į nekilnojamą turtą. Tai, pavyzdžiui, yra retailas, yra e-commerce žaidėjai ir jie laiko Egipte tos pinigus ir patys investuoja kaip kompanijos į nekilnojamą turtą, kas atrodo visiškai nieko bendro neturintis su tavo egzistuojančia elektroninė prekyba. Bet tai apsimoka daug geriau, negu bandyti tos pinigus šiai dienai išvežti iš šalies. Bet rinka ten tikrai yra didelė. Tada pats įėjimas į rinką, sudėtingumas į jį labai lengvas įeiti. Saudose reikia šiai dienai, bet ten keičiasi kasdieną, šiai dienai be vietinio partnerio reikia tau įdėti į banko sąskaitą $2 milijonus, kad tu turi laikyti jų sąskaitoje, arba tu turėti su vietiniu partneriu, kuris Saudose, kuris tau garantuoja, kad tu nepabėgsi su skolom. Jie tai daro, nes daugelis žmonių iš vakarų, ir kas yra labai keista, nes iš rytų tokių daug jie neturi, bet iš vakarų atvažiuoja labai daug kompanijų, kurios prisiskolina Saudo Arabijos bankuose ir tiesiog pabėga. Tai ten dėl to laiko tą 2 milijonus depozitą arba laiko vietinės kompanijos, turi turėti vietinę kompaniją kaip partnerį. Į Egiptą yra iš viso labai sunku įeiti, ten reikia 100% turėti vietinį partnerį, tai dažniausiai kaip mes darom iš Jungtinių Arabų Emiratų, yra labai daug egiptiečių, kurie gyvena Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Jie susisiekia su brandais, kurie čia egzistuoja ir jie sako, aš tiesiog patapsiu tavo distributorium Egipte ir mes įvežinėsim iš Jungtinių Arabų Emiratų į Egipto rinką. Tada Emiratuose, tai tokiu atveju, Jungtiniuose Arabų Emiratuose yra labai didelis free zonų, tų laisvųjų ekonominių zonų tinklas ir tu tų produkto net neturi kaip sakau, importuoti į Jungtinius Arabų Emiratus, tu laikai būtent sandėliuose, kurie yra laisvoje ekonominioje zonoje ir tu tiesiog įveži į Emiratus iš Lietuvos ir tu tiesiai eksportuoji į Egiptą su egiptiečių partneriu. Daug kas taip daro, kas liečia vakarų kompanijas. Ir tai jie daro dėl to, kad tai yra labai didelė nežmoniško didumo rinka. Tai ten ir ką tu parduotum per visą mėnesį Jungtiniuose Arabų Emiratuose, tai tu gali per dieną parduoti Egipte. Tai toksai. Kas liečia pačius vartotojus,
Ir aš žinau, kad aš labai greitai kalbu, tai tikrai paliksiu laiko klausimams ir tikrai rašykit ir tikrai atsakysiu, bet noriu paliesti daug skirtingų sričių jums, kad tokį tikrai įvaizdį susidarytumėt gal didesnį. Kas liečia vartotojų patį elgseną ir įpročius, 73% šioje šalyje visi perka per telefoną. Tai faktas tas, kad daugelis žmonių, kurie nedirba ofisuose, o turbūt jūs jau visi girdėjot, kad Emiratai turi labai didelį influencerių kiekį žmonių ir turi labai didelį medijos žmonių kiekį. Žmonės, kurie nedirba ofisinio darbo, net neturi asmeninio kompiuterio. Čia ta prasme toks fun faktas, bet šitoj šaly didelė dauguma žmonių turi tik telefoną. Tai ką tai reiškia, kad mes esame praleidę, ne mes kaip lietuvaičiai, bet mes šitoj šaly, kurie gyvens, mes esam praleidę tą vadinamą desktopo revolution, kai visos vakarų kompanijos kūrė tokius kaip WordPresso websaitus, tada ėjo į e-commerce ten ir dėjo savo produktus kaip katalogus ir turėjo bent kažkokį websaitą. Tai šioje rinkoje dėja didelė dauguma žmonių net nėra turėję websaito. Ne? Viskas prasidėjo websaitų kūrime nuo mobilaus telefono. Tai ką tai reiškia, kad jeigu vieną dieną savo čia sugalvosit steigti, ar savo darysite, ne, pavyzdžiui, savo nori daryti, grinai ne tik tai produktai vežti per distributorių, bet grinai savo tiek daryti elektroninę prekybą šitoj šalyje. Tai toks dalykas, kad websaitas neveikia ant telefono, net negali egzistuoti. Viskas nuo visų e-mailo atsiuntimo iki pačio experience'o, kas galbūt esate čia iš elektroninės prekybos srities prisijungę. Tai viskas testuojama yra telefone. Nes jeigu kažkas telefone neveikia, vadinasi klientas pas jūs, kad ir ten nuolaidas duosit, kad ir šopintą, prižadėsit, nežinau, ten auksą, jie nešopins. Tai čia yra vienas iš jų toksai, kad jie visi yra būtent perka mobiliu. 65% naudoja, kaip ir minėjau, būtent skaitmeninį išsimokėjimą, bet Emiratai dabar paskelbė, kad nuo 28 ar 29 metų jie iš viso nebeturės grynųjų pinigų, kaip šalis atsisakys grynųjų pinigų. Tai tas skaičius tikrai kils, kad į tą būtent mes skaitmeną įeisim. Iki COVID šitas skaičius buvo tik 40, tai per 2 metus jie sugebėjo digitizinti 25% dar ekonomikos. Ir kas sudaro, galbūt jums atrodytų keista, bet sakytumėt, kaip čia neturi žmogus kortelės, tai pas mus jau net ir pensiją moka į kortelę, ne? Esmė tame, kad šitoj šaly didelė dauguma yra ne baltieji, ne vakariečiai. Ir tai yra didelė populiacija filipiniečių, indų, pakistaniečių, arabų, kurie nėra gimę Emiratuose. Šitom 4 galbūt rasėm ir skirtingom nationalities labai mažai bankų duoda kortelę. Nes tai yra labai didelės rizikos bankų sistemos šitoj šaly dar nėra pažengę tiek, kiek vakaruose ir kortelės nėra lengvai duodamos. Tai jos yra nelengvai duodamos ir banko sąskaitą atsidarant kaip verslui. Ir jeigu tu nesi iš vakarų, galbūt atėjęs, jeigu tu neturi, pavyzdžiui, darbo, atvažiavai su vyru ar žmona, ne, ir tu neturi darbo, tau nieks neduos banko kortelės. Ne? Tu tokio fakto, kad jeigu tu neturi pajamų į savo kortelę kaip atlyginimo, tau banko kortelės neišduos kaip žmogui. Tai aišku, dabar jie čia labai bando viską daryti ir ten tu gali dėti depozitus, jie tikrai, aš čia gyvenu 12 metų ir jie tikrai, aš galiu labai palyginti, kad tikrai spaudžia visus tos bankus ir bando digitas, bet faktas tas, kad dar nėra 100% skaitmeniniai atsimokėjimai. 40% vartotojų perka luxury ir tikrai išleidžiami yra dideli pinigai visam luxury sektoriuje, bet nėra švaistomi pinigai. Kai aš sakau, jeigu žmogus, tai ką tai reiškia, jeigu produktas yra brangus, Jungtinėse Arabų Emiratuose tas produktas jau turi turėti brandą. Tai jeigu jūs įvešite, kad ir įvešite labai gerą, pavyzdžiui, Chanelio tašę lygiai to pati ten oda ir taip toliau, ir sakysit, ne 10 000 aš noriu, bet 2 000 eurų noriu už tą tašę, ne? Vis tiek nieks nemokės.
Jie yra brand addicts, kaip sakau, jie yra mylėtojai brandų ir jie pasiruošia už tos brandus mokėti kosminius pinigus ir pasiruošia tos brandus pirkti internetiniai prekyboj, ne, nu, ta prasme, kas galbūt vakarų rinkose yra tikrai keista, nes daug kas manęs klausia, visi brandinės parduotuvės dažniausiai žmogus pažiūri internetinį prekybą, bet vis tiek ateina į parduotuvę pirkti. Tai Jungtinėse Arabų Emyratuose iš tikrųjų nėra tokio fakto. Žmonės perka ir aš dirbu su Rolexais visais ir čia šitoje rinkoje. Žmonės, žodžiu, perka laikrodžius. Rolexas neparduoda internetiniai, nes jie kaip brandas nenori parduoti. Bet, pavyzdžiui, aš turiu laikrodžius, kur ten 200 000, 300 000 dolerių ir jie perka per internetą. Aš dirbu su Deimantu, vienu gamintoju čia Emiratuose. Ir kartais net ir man pačiai keista, kad žmogus per vieną transakciją nusipirko už $500,000 grandinėlę. Nu, ta prasme, aš tą grandinėlę internetiniai prekybai turiu vien dėl to, kad aš ir parduotuvės turiu, nu, taip, kad žmogus galbūt įsitrauktų, bet yra tų pirkėjų, jie tikrai pasiruošia pirkti, jeigu atpažįstamas brandas. Jeigu brandas yra neatpažįstamas, jie yra didžiausi turgininkai ir derėtojais pasaulyje. Jie, kad ir turi pinigų, jie nemokės nei centų daugiau. Nu, pavyzdžiui, vakarų rinkoje mes galbūt, tai kaip aš čia dabar stovėdamas vidury Akropolio dėrėsiuosi. Nu, jūs jie į Svarovskį, nesidėrėsi, turbūt, kad ir gal į Gariūnų turgų ar Kauno Urmo bazę nuvažiavę dėrėsitės. Bet, atsistoja vidury Akropolio, turbūt nelabai daug kas iš mūsų dėrėtųsi. Kad ir esam labai mėgstantis dėrėti žmonės. O Jungtinėse Arabų Emyratuose jie dėrėsis su bet kuo. Jie eis į parduotuvę į Zara ir jie vis tiek prašys nuolaidos. Jie pirks Zara internetu ir jie atrašys customer service'ui, klientų aptarnavimui, atsiūs žinutę, o nuolaidą turit kokią nors. O tai yra žmogus, kur, pavyzdžiui, tu jeigu pažiūri jo duomenis, kuris iš galbūt per metus toj Zaro jau išleidęs $500,000 tų dirhamų, ne? Nu, kas liečia apie $500,000, tai apie 120-130 tūkstančių eurų. Ir tu taip, ką jis čia bando, ar jinai čia bando pirkti, ne? Tai jie tikrai labai mėgstantis. Tai aš vadinu šitą šalį kaip 365 dienos mes turim nuolaidas. 365 dienos mes esam on sale. Ir aš vasaras praleidžiu Lietuvoj. Tai irgi, ir kai grįžtu visą laiką, nes turiu, kas manęs aiškiai nepažįstat, turiu 2 vaikus, dukrą ir sūnų, ir Lietuvoj praleidžiu apie 2,5 mėnesio, nes bandau tikrai dėl lietuvių kalbos, kad įsivažiuotų su ta lietuvių kalba. Ir kas man dažniausiai būna labiausiai keista, kai aš čia grįžtu ir vėl grįžau rugpjūčio gale ir kai aš įeinu ir vėl, oh my god, mes Europoje tiek nuolaidų neturim. O čia mes nuolaidas, čia seilas kiekvieną savaitę. Tai čia toksai dalykas, kad reikia pirkti, nes nuolaidas. Čia visi, kad gyvena, visi žinoja, tai čia bus rytoj ta nuolaida ir poryt, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį. Čia mes esam nuolaidų mylėtojai, bet tas duoda tokius kaip challenges, kaip pardavėjams. Tai kas daro e-commerce, tai mes laik turim tą nuolaidą, tai kas, aišku, turi efektą maržai. Ir mes 58% čia noriu, kad atvežtumėte šiandien, tą pačią dieną. Ne rytoj, net poryt, bet šiandien. Tai galbūt daugeliu iš jūsų, ir kažkas prieš kelias dienas kalbėjau su iš Lietuvos, irgi su tiekėjais, kad apie Amazoną, pavyzdžiui, iš Anglijos į čia galima šipinti galima, bet nieks nelauks. Tu nepadarysi čia jokios apyvartos, tu gali listinguoti Amazon Anglijoje ir bandyti šipinti į Emiratus, bet kad tu uždirbtum pinigų daug, tu neuždirbsi. Nes žmogus ateina, čia ne šiandien atveš, tai ne. Nes čia dabar, Dubajuje jau yra 2 valandų atvežimas. Standartas, Jungtinės Arabų Emyratų, nuo Abu Dabis ir kiti miestai, ta pati diena. Tai atvežimas yra vienas iš turbūt sudėtingiausių ir irgi lietuvaičius čia vienus konsultuoju, kur neblogai jiems sekasi. Ir šią savaitę kalbėjom ir grinai kalbėjom, jie sako, Lina, tas atvažiavimas, sako, ką daryt, vairuotoją savo samdyt, nes visi nori dabar ir jie pasiruošia už tą dabar mokėti. Tai irgi labai toks įdomus faktorius. Kas liečia pačius galbūt žaidėjus, tai irgi nuo žmonių iki pačių žaidėjų atėję, tai būtent vieną sekundę mano sūnus buvo ligoninėje, tai tik tai grįžo. Viskas gerai?
Kas gerai? Gerai. Gerai. Aš tuoj pabaigsiu ir ateisiu, gerai? Va, kai, atsiprašau, bet buvo sūnus ligoninėj, tai dėl to, nes iš mokyklos paėmė. Tai kas liečia pačius žmonės, patys žmonės, kaip ir sakiau, labai norim greičio, norim mobilios, norime pasiruošę mokėti daug, jeigu yra brandas, jeigu brando nėra, norim dėrėtis. Tai dabar, kas liečia, kas tavo tokį stumia galbūt, kaip mes čia gaunam tos pačios dienos atvežimą, tų prekių pasirinkimą ir taip toliau, taip toliau. Tai noriu dabar perėti galbūt, kas tie būtent ir yra pagrindiniai žaidėjai elektroninėje prekyboje Jungtinėse Arabų Emyratuose ir Saudo Arabijai, kurie tą servisą ir tą asortimentą duoda. Tai pirmiausiai, būtent pagrindinės tos marketplace ir didžiausi žaidėjai, tai yra Amazonas, kur turbūt daugelį iš jūsų girdėtas. Nunas yra lygiai ta pati kaip Amazonas, tik vietinė kopija. Kai pas mus yra Pigu LT, tai Nunas čia yra grinai Amazonės kopija, bet vidurio rytų rinkoje, grinai visuose Emiratuose, Egipte ir Saudo Arabijoje. O Desert Kartas yra Emiratų įsteigta kompanija, kuri įveža Lietuvos netgi ir produkciją kaip cross-borderį. Jie yra įsisteigę čia, bet jie sugeba įvežti, pavyzdžiui, šiandien sugalvosiu, pavyzdžiui, Lietuvos brandas Supergardenas. Jie Supergardeną pardavinėja iš Lietuvos į čia. Ir jie perka Lietuvoj, jie turi visą logistiką ir sugeba įvežti į Emiratų rinką. Tu perki, kaip marketplace'as. Tai ką Desert Kartas padaro, kad tu gali gauti bet kokį produktą iš bet kokios šalies, ar ta šalis maža ar didelė, per Desert Kartą. Tai ką norėjau su šitais trim pirmiausia jums pasakyti, kad su manim tikrai ir ambasada gauna daug žinučių ir aš tikrai, patikėkit, tikrai, kas rašėt ambasadui, man viską perdoda. Aš visą laiką labai, galbūt, kas manęs asmeniškai pažįsta, tikrai žinau, kad aš esu labai tiesiai šviesiai sakantis žmogus, aš esu kaunietė, tai tikrai be jokių pagražinimų. Mes, ir čia ne tik tai Lietuvos kompanijos, mes Europoje esame įpratę, kad Europos Sąjunga mus apgins. Ir tas yra tikrai teisybė. Įvežti į Europos Sąjungą yra labai sunku produktą. Labai daug reikalavimų, labai daug popierių, labai daug procesų. Tikrai, labai daug. Tačiau, ko mes Emiratuose ar visoje vidurio rytuose įvežti tą produktą yra Desert Kartas sugalvojo ir jie įveža bet ką, iš bet kur. Iš Indijos, Kinijos, kopijas, nekopijas, tai toliau. Tai ką aš visą laiką Lietuvos kompanijoms sakau ir ar per ambasadą susisiekėt ir man atsiunčia, ar jūs su manim tiesiogiai kalbas, gal su manim. Aš sakau, pirmiausiai jūs turit pasidaryti namų darbus. Namų darbai nėra, kad atsiųsiu eksporto vadovą, kad pavaikščiotų čia po visas Carrefourus, Lulu ir taip toliau. Ne, tikrai ne. Jūs galit, sėdėdami Kaune, nueina amazone.ai, išsiaiškinti visas kavas, visus dribsnius, visus ryžius, visus pomidorus, visus kiaušinius, visų medį, visus baldus, viską. Jeigu nerandat Amazonį, einat į Nuną, toliau žiūrit, kas toliau veikia toj rinkoje. Jeigu čia nerandat, žiūrit į Desert Kartą. Ir ką jūs galite iš karto per vieną dieną išsiaiškinti, kokios kainos, ko trūksta, kokie mano čia bus tie varžovai. Aš, pavyzdžiui, esu tikrai man padėti nėra problemos. Aš dirbu su beveik visais vardais, kur čia matot šitame ekrane. Ko aš negaliu pasakyti, aš negaliu nueiti į Nuną, aš esu žmogus, kuris padėjo paleisti tą brandą nuo nulio. Kūrėm čia šitą logą ir visą taip toliau. Aš negaliu nueiti pačiam šefui, kaip ir jūs, turbūt verslų savininkai, aš negaliu nueiti jam sakyti, klausyk, žinai, čia Lietuvos kompanija, tu gali 50% brangesnį produktą paimti ir įdėti pirmoje vietoje. Jis mane sakys, Lina, tu juokauji. Ir man labai atvirai pasakys, kad aš galiu tau padėti įvežti, bet nieks nepirks ir tu tai, Lina, žinai. Tai sako, tu asmeniškai tam brandui Lietuvoje ir pasakyk, kad jūs suregistruosit, įvešit į rinką, investuosit, tai vis tiek investicija. Kad ir tą produktą reikia užšaldyti, apivartiniai pinigai yra užšaldyti. Ir aš jums atvirai galiu pasakyti, nieks nepirks.
Nieks nepirks, nes pasiūla yra tokia didelė ir jeigu mes nerandam to tokio arkliuko, ko trūksta, nieks nepirks. O kad trūksta, tikrai trūksta. Ir aš, pavyzdžiui, daug ir su Lietuvos brandais matau kelis jūsų vardus, kur tikrai dirbam ir sugebam įvežti ir labai sėkmingai čia tą darom Emiratuose. Nes dažniausiai randame bent vieną dalyką, kurį, kaip sakau, galim joti kaip arkliuką, kodėl mes unikalūs. Vat būtent kas išsiskiria. Sakyti, kad mes organiniai, čia nieko unikalaus. Kas būtent tas organiškas? Ar ten ta oda pašviesės, ar jinai spogai dings, ar kas, bet labai tikslinga komunikacija. Ir kad išsiaiškinti rinką, jūs tarp šitų trijų labai gerai. Ar jūs esate šitam skambutė kaip savininkai, ar eksporto vadovai, jums tikrai nereikia lipti į lėktuvą, nors ačiū ambasadai, kad jau tie lėktuvai bus. Ir tai aš norėčiau, kad jūs lėktuvus naudotumėte atskristi atostogų, ar atskristi jau pirmus pinigus iš banko sąskaitos išsiimti. O neatskristi vaikščioti po supermarketus ir, čia nuotraukas fotkinti. Patikėkit, šita šalis turi viską internetiniai prekybai. Viską. Ir ar jūs Vilniuje, ar Kaune, ar Šiauliuose, ar Panevėžy, priėjimas yra neblokuojamas. Tai tik tai reikia daryti. Aš čia taip efektyviai galbūt ir entuziastingai kalbu, nes tikrai, žinokit, susitariu ir galbūt jūs, kurie šitam skambutyje gal jau tą ir darote, bet 99%, kur ar man per ambasadą ateina, ar man ateina iš Europos, ne tik tai aš konsultuoju daug europinių brandų, ne tik tai iš Lietuvos, iš Europos visi, kas ateina, net nėra pasidarę namų darbų. Aš iš jūsų tikrai paimčiau daugiau pinigų, nes ką jūs galite patys pasidaryti namie. Tai čia toks galbūt tipsas, bet, that's realybė galbūt. Dabar, kas liečia, tai sakysit, mano produkto nėra čia tom Amazonėj, Nūne, tam Desert Cart, aš nerandu. Taip, yra daug nišių ir būtent tų fashion marketplace. Tai didžiausia yra Namši. Tai irgi, kas fotkinatės ekraną, tai nusifotkinti turbūt šitą vieną svarbesnių skaidrių, kad nors ir įrašą darom, bet Namši būtent yra visa mada, visas tas toks lifestyle, kur tu ten gali būt nuo visų fancy podelių iki visokių, ką aš čia dar ant stalo turiu, lūpdažių, iki, toks labiau galbūt nišinis, ne? Bet tai yra labai didelė, kaip galbūt pas mus About You ar ASOS, kas perkat, ką turit žinoti, kas galbūt labai neviešinama, bet Nūnas yra savininkai Namši. Savininkai. Tai jeigu tu įeini dažniausiai į šitą rinką, Namši, tai tau Nūnas duoda visus ten ir logistiką ir viską, ta prasme, tu labai greit gali skeilinti, nes tu turi labai geras pajėgas, būtent didelio marketplace'o. Tada, kas liečia kūdikių ir visus tų parenthood, tai Moms World yra didžiausia ir Momsto irgi tai yra mano kurtas brandas, nuo šito brando padarimo iki viso brando įkūrimo, parduotuvių statymo, produkcijos įvežimo iš viso pasaulio. Tai irgi yra tikrai labai smagu, jeigu esate būtent, kas liečia rūbus vaikam, visokius vežimėlius, visą kūdikių ten nuo buteliukų iki pamperso, ne? Tai šitie du didžiausi irgi galite analizuoti, tikrai labai pajusit, ko trūksta, ko yra, ko nėra. Luxury Closet yra būtent perparduodami visi luxury produktai. Tai pavyzdžiui, irgi visi, kas įveža čia produkciją arba perpardavinė, tai galbūt jums nei vienam čia bus neaktualu, bet būtent čia tu gali, tikrai tai yra didelis marketplace'as, kur tu gali gauti visus Chanelius, Hermesus ir taip toliau. Tai daug žmonių čia iš tikrųjų net ir kas kolekcionuoja tą luxury tuos produktus, perka per Luxury Closet. Ir jie iš tikrųjų surenka prekes iš viso pasaulio, tai irgi nebūtinai turi turėti Emiratuose entity. UNAS yra grinai kaip Europai Net-a-Porter, Farfetch, tai grinai yra labai labai prabangių rūbų, žymių brandų irgi marketplace'as. Azadare tai irgi yra fashion, grinai
Tu ten gali visus River Island, toks, kaip namši pagrinde, visus ten Zara per juos nusipirkti ir taip toliau. Sixth Street, tai vat šit Sixth Street ir namši grinai yra fashion, rūbai, batai, visokie namų, ten kvapai, baldai, rankinukai, o vat visos FMCG, vat fast moving tie produktai, galbūt tie supermarketiniai produktai. Aišku, visi rūbai yra ir šituose, bet galbūt žmonės labiau čia vat perka, kai sakau, ką reikia namams, virtuviai ir apstatymui čia, o čia labiau vat, kas liečia aprangą ir taip toliau. Kas liečia pačius patį vat, būtent grocery sektorių ir tą vadinamą quick commerce, kaip pas mus Boltai, tai čia yra per 15 minučių visi atveža Instashopas, Talabatas ir Karim. Tai irgi labai superiniai appsai, labai išvystyti, galit labai laisvai ateiti, pažiūrėti ir išsiaiškinti. Tai per daug čia neįsiplėsiu, o Carrefouras ir Lūrų yra kaip mūsų Maxima ir galbūt koks nors Rimi. Ne? Tai vat irgi išsianalizuoti labai laisvai galit. Ir yra labai daug specifinių. Tai vat elektronika, knygos, irgi elektronika, visokie Xboxai, televizoriai ekstra, čia didžiausias Saudų tinklas, kas liečia elektroniką, jeigu bandot įvežti. Čia vat Next yra irgi Saudo Arabijos didžiausias visokie ten mados, home, vat būtent tokie player. Ir kas liečia namų apstatymą, vat būtent baldai, rankšluosčiai, visokie ten dantų šepetukų holderiai, kas liečia namų. Tas, tai vat Home Centras yra didžiausia, Home Zaras irgi yra vienas iš mano brandų, irgi jie varžovai didžiausi. Šitas yra pigiausias, jeigu jau norit labai pigių baldų, šitas yra, kad tu ateini kaip pas mus į senukus. Ne? Tai turbūt equivalent of senukai. Tai vat tokie čia pagrindiniai veikėjai, jų yra daug daugiau, bet aš įdėjau čia didžiausius ir pagrindinius. Aišku, yra ir daug startupų, kurie bando užpildyti nišas. Tai judant turbūt galbūt greičiau ir toliau, tai va būtent ką noriu, kas kitaip kitaip nei vakaruose, bet labai svarbu GCC rinkose, ne? GCC tai va grinai visas tas vidurio rytų pusiasalis, ten Gulf countries, kaip pas mus Europos Sąjungas, tai jie čia vadina Gulf Cooperation, jie ten, galima sakyti, viena viza, ne? Tai pirmiausias dalykas, kuris Lietuvoje dar nėra, bet jeigu čia bandysite plėstis iš karto, pirmas dalykas, kas yra svarbiausia, tai būtent WhatsApp'o komercija. Tai nėra WhatsApp'as, kur mes dabar WhatsApp'inam, sveiki, kur kaip gyvenat, kur eini, ką veiki. Tai nėra tiesiog chat platforma, ne? Tai būtent yra programa, kuri leidžia tau pasiekti klientą per WhatsApp'ą. Tos reklamos atrodo va taip. We have missed you and Tommy Hilfiger. Tai matot, va čia yra iš karto call to action. Tu gali paspausti ir ateiti į internetinę prekybą. Tu gali sužinoti nuolaidas. Tu gali, net ir tokie kaip Diorai daro tai. Daugelis vakarų brandų man sako, o ne, Lina, čia labai pigiai atrodo tas WhatsApp'as, aš nenoriu, nes WhatsApp'as toks asmeninis dalykas, ne? Aš čia nenoriu bombarduoti tų žmonių, čia taip. Tai vidurio rytuose niekas taip negalvoja. Tai yra pagrindinis kanalas, kur yra daroma reklama. Tai yra pagrindinis. Antras, kas yra labai svarbu, kad čia viskas brando įvaizdis turi būti orientuotas šeimai. Tai nereiškia, kad šeimai, kad šeima, kad tu turi turėti vaikų. Ne, tai yra, bet tos visos vertybės, kad mes susirenkam ten sekmadieniais, mes išlaikom kultūrinius tas. Ir tai nereiškia, kad tik tai arabai. Aš tuoj pabrėšiu skirtumus tarp Emiratų ir Saudų, bet visos reklamos, visas bendravimo būdas, viskas turi būti paliečiama ta tokia šeimos vertybės, kad mes kartu, kad mes viens kitam padedam, kad mes, tai manęs daug kas klausia, ar galiu čia modelį su sijonu dėti. Čia ne apie modelį su sijonu, tu gali dėti bet kokį modelį su trumpu sijonu Emiratuose, Sauduose truputėlį kitaip. Ir su trumpu, ir su ilgu, ir su pasidažiusi, ir blondina, ir ne blondina. Čia ne esmė, kaip tas žmogus atrodo, bet esmė tai, kad negalima dėti vulgarumo. Ne dėl to, kad kas nors draudžia. Taip, čia yra įstatymai, ką galima ir ką negalima, bet jeigu norite išsukti brandą, tas brandas turi būti matomas šeimos kontekste.
nežinau, ar labai aiškiai išaiškinu, bet šeima čia ir indai šeima didelės turi, ir arabai, ir vakariečiai. Bet negali eiti reklamos, nu, va, tokia įvaizdžių, kad ten ar pasakiau, ką noriu, darau, ką noriu, čia nusirengiau su maudomu, čia nieks nedraudžia jokių maudomų, nieks, jeigu jūs skaitot vakarų žinios ir čia, kad, o čia visus uždaro į kalėjimą, niekas nieko neuždaro jokius čia į kalėjimus, bet tu turi gerbti šeimos vertybės. Tai aš, kai konsultuoju vakarų brandus, aš visą laiką sakau, jūs turit galvoti, ką jūsų seneliai būtų norėję matyti. Ne ką galbūt mes dabar darom Europoje, ne kad, nu, kad ten vieni brandai tokį kaip rebelliją, nu, kad čia va prieš eiti, ten prieš valdžią, prieš įstatymą, prieš, ten streikus daryti ir taip toliau. Tai čia neveikia, tikrai neveikia. Čia yra būtent tos tokios galbūt šeimininės vertybės ir tai nereiškia, kad jūs turite turėti vaikų. Būtinai, va, būtent, kad jūs mylit brolius sesės, kad jūs su tėvais gerai sutarėt. Nu, va, visas tas, nežinau, nenoriu per daug įsiplėsti, bet norėčiau tik užvesti ant to kelio, kad jeigu tikrai kažkada darysit į rinką ir ar bandot eiti ir darot ten tą reklamą ir galbūt gaunas, nesigauna, tai tiesiog pagūglinkit būtent, ką reiškia tos šeiminės vertybės Jungtinių Arabų Emiratų rinkose. Ne? Galit jūs išlaikyti, kaip ir sakau, išlaikant tą šiuolaikiškumą. Tai nereiškia, kad atrodyti boring, nuobodžiai. Jūs galite išlaikyti šiuolaikiškumą, bet šiuolaikiškumas neturi būti vulgarumas. Okay? Nes vakaruose mes dabar, nes mes tas attention, tas dėmesys, mes bandom pritraukti tą dėmesį, mes kuo tenais tokį unikalesnį, bet tokį vulgaresnį, ne, kažką padaryti. Ir tas veikia ir aš konsultuoju ir tikrai vakaruose mums to reikia, bet tik tai ne čia. Čia yra galbūt labiau toks tradiciškas. Kas liečia Saudo strategiją, tai jeigu čia tu gali turėti ir arabą, ir indą, ir baltą reklamą, tai Saudo rinkose, net ir einant iš Emiratų į Saudus, tu turi keisti reklamos nuotraukas. Saudose tu privalai turėti tradicinį žmogų reklamui. Ne tai, kad Lina gyvena Rijade. Lina Rijade, ten niekas, apie ką čia ta Lina. Ten turi būti, kaip šitoje nuotraukoje parodyta, būtent vietiniai, vietinės moteris, vietiniai vyrai ir net kaip jie užsidrišę tą skarą yra labai svarbu. Nes irgi yra brandai, kurie nusamdo aktorius, aktorius. Ir beleką čia sumakaliojant tos galvos, nes mums, pavyzdžiui, man irgi atrodytų, ką aš ten žinau, kaip užsidėti, ne? Bet tas yra labai svarbu, tai tokių klaidų negalima daryti. Tai labai yra skiriamas būtent tradicijoms ir vietiniams influenceriams. Tai jeigu naudojat influencerius, tai aš irgi, kaip visą laiką juokiuosi, kad ir Kim Kardashian būtų jūsų influencerė, dėja, Saudų rinkoje tu turi turėti vietinę Kim Kardashian. Kim Kardashian Saudų rinkoje neveiks. Ne? Tai būtent kampanijos turi būti vaizduojant į Saudų rinką labai, nes tai duoda pasitikėjimą brandų. Tai čia labiau abiejuose juose reikia šeimą labai gerbinti, kelti, tas šeimos tradicijas ir, kaip sakau, ką mūsų seneliai būtų norėję matyti reklamoj, bet vienoje tu gali turėti, tikrai vietinius ir emigrantus ir būtent išlaikyti tą šiuolaikiškumą, tai Saudų rinkoje dar pakol kas turi būti labai tradiciškai ir turi būti vietiniai žmonės reklamui. Tik aš net ir pačiam H&M'ui sakau, kad ir man, kaip Linai, labai gražu blondinės modeliai apsirengę H&M rūbus, dėja Saudų rinkoje ten tokių kaip Linos su šviesių plaukų yra vienetai. Tai jeigu tu neturėsi fotošiūto pačioj Saudų rinkoje, tai tiesiog tas brandas, kad tu esi H&M'as, jis tai tiesiog nesurezonuos su tuo klientu. Ir ką aš sakau, tai aišku, jeigu neturi nuotraukos, tai jau geriau blondinė Lina nuotraukai negu iš vis be nuotraukos, bet jūs turit kaip savininkai ar verslo partneriai turi turėti tą pasąmonį. Tada, kas labai svarbu, tai būtent socialiniai tinklai ir dar mes nekalbam apie pačią reklamą, bet pačių socialinių tinklų auginimas. Deja, šitose šalyse mes esam labai jauni. Vidutinis amžius Saudoje dabar yra 29, o Emiratuose 34. Tai dabar įsivaizduokit, tie žmonės
visi, ne per televizorių, ten LNK, Lietuvos radiją ar ten M1 sužino apie brandus, bet visi sužino iš TikTokų, iš Snapchatų ir iš Instagramų. Tai ką tai reiškia, kad jie discoverina patį brandą per socialinius tinklus. Tai tokio klausimo, ar man turėti ten Instagramą, ar ten man reikia kiekvieną dieną postinti, neturiu žmonių, neturiu grafikos, net negali būti tokio klausimo. Jeigu norite šitoj rinkoje išlikti, pamirškite dar apie pardavimus, iš viso egzistuoti, jūs privalote turėti ir TikToko akauntą, ir Instagramo akauntą, ir jeigu esat saudo rinkoje, ir privalote turėti Snapchato akauntą. Tas yra taip, tai užima laiko, užima resursų ir pinigų kainuoja, bet jūs privalote tai daryti, nes kitaip neįmanoma. Vidutiniškai jie praleidžia 3 valandas tuose platformose kiekvieną dieną. Jeigu žiūrėtumėt bet kurios Amerikos platformos, ar tai YouTube'o, ar tai Metos, ar tai Google, rezultatus, kai jie kas ketvirtį daro rezultatus, jeigu atsiverstumėt jų ten tas financial statements, jie visi išskiria saudus ir juoji. YouTube'o pirma rinka pasaulyje yra saudai, įsivaizduokit. Saudo Arabija pražiūri daugiausiai YouTube'o video visame pasaulyje. Tai ant kiek tai yra svarbus dalykas turėjime ir ant kiek mes esam pakvaišę dėl to socialinių tinklų. Ir kas dar labai įdomu, kad jie daugiausiai neturi televizorių. Aš, pavyzdžiui, esu gyvenus vieną brandą, suleidus saudų rinkose prie ten tų naftų platformų ir man ten niekaip nesigavo įsukti. Tai žodžiu, aš 6 mėnesiam įsikrauščiau su vietinė šeima. Grinai įsikrauščiau į šeimą, nes aš nesuvokiau, dar pati tuo metu neturėjau šeimos, bet nes nesuvokiau, kaip sugebėti man išsukti tą produktą toje rinkoje, nes nieks ką darau neveikia. Ir aš susivokiau, ant kiek jų tie įpročiai keičiasi, ant kiek jie tenais, pavyzdžiui, toks dalykas, žmonės neturi televizoriaus. Gyvena milijonierius ir neturi televizoriaus. Aš tokia, kaip jūs čia neturite televizoriaus? Ir jie sako, mes televizorių turim tik tai svečių kambarį, nes jeigu neturėtume, tai žmonės mus teistų. Teistų, kad čia ne prestižo reikalas. Bet sako, mes šeimoje pačioj, ten ar svetainėje, ar vaikų kambariuose, ar savo miegamajame, sako, kad mes net neįsijungiam to televizorius, net neįjungtas į rozetę. Ir jie visą informaciją gauna per socialinius tinklus. Tai čia truputėlį rezultatų, bet tikrai jūs, kaip čia sakau, tai yra social first požiūris į bet kurį brandą ir jūs privalo investuoti į turinio kūrimą, bendradarbiavimo su tais influenceriais ir būtent tų reklamų leidimą būtent socialiniuose tinkluose. Kas dar labai unikalu, galbūt kitaip negu vakarų rinkoje, tai kad matomumas fiziniuose kanaluose čia dar yra pakol kas labai svarbus. Tas matomumas ir tas skyriai, kaip sakau, čia per visą neperskaitysiu, bet jisai ne tai, kad jum parduos. Iš tikrųjų, daugelis žmonių perka per internetą, bet matomumas fiziniuose tinkluose, ar tai tas vadinamas shop in shop, pavyzdžiui, Dubai mole yra daug parduotuvių, kurios turi parduotuvėje, ne? Tokie, kad ir kioskai, ar tie kioskai tarp, kaip einate Akropolį, yra kioskai, ar jūs ten kokiam salone išdėję savo produktus, ne? Pats matomumas produkto ir komunikacija, kad jūs turite fiziniam taške tą produktą, yra labai svarbi. Per tos fizinius taškus gali būti, kad nieko neparduosit ir tiesiog išvaistytit pinigus. Bet jeigu sukomunikuosit taisyklingai, tai tas komunikacija jums, kad tai duoda pasitikėjimą brandų. Tai yra pirmas dalykas, kuris sukelia elektroninės prekybos brando pasitikėjimą, tai būtent tas fizinis, būtent, kad tu esi fiziniam taške. Saudo Arabijoje jie vis klausia, jie perka per internetą, vis sako, o galiu ateiti pažiūrėti, o galiu paliesti, o galiu dar būtent tas toksai old schoolinis, kaip sakau, supratimas, kad mes norim matyti, mes norim žinoti, tai dar saudose irgi yra, tai irgi tas fizinis kanalų matomumas yra labai svarbus. Tai ką noriu rekomenduoti, kad jeigu kartais ir neuždirbat
tiesiog duoti tą produktą kaip on consignment, kad jisai tiesiog stovėtų lentynoje, jeigu tikrai planuojate stiprų elektroninės prekybos plėtrą šitam regione. Nes kai jūs turite fiziniai parduotuviai, nors kad tas produktas neparsiduoda, tiesiog stovi, jūs tiesiog galit komunikuoti, kad jūs turite ir tam Carrefour'e, ir ten kokiam nors grožio salone, ir kažkokiam kioske Dubai mole, ne? Tai tas irgi labai galbūt vakaruose to nereikia, nes jeigu tu išbildinai brandą, tai vis jie perka per tą internetą, no problem, bet čia dar yra labai svarbus tas fizinis, aišku, nesakau, kad pirmą dieną ten metat pinigus, investuojat ir čia visur plečiatės, ne, bet tik tai, kai jūs sakau, galvojat rimtai, jau čia galvojat apie augimus, galvojat apie rinkos, galbūt jau pratestavo tą rinką ir galvojat, kaip čia man tą brandą toliau skeilinti, tai parduotuvių tinklų įėjimas yra, iš viso fizinių taškų parodimas yra svarbu. Bet nebūtinai uždirbime pinigų. Parodimi, neuždirbime tie fiziniai taškai dėl to čia. Tada, ką dar norėjau paminėti, paskutinį tokį, kad kas dar labai čia kitaip negu gal vakaruose, kad čia niekas neturi lojalumo. Niekas. Čia iš viso vien toks, galbūt pas mus Europai, mes galbūt, mums patinka brandas, mes nesam, kad staigiai keistume tenais šampūnus, staigiai keistume savo dripsnius, kur valgom, staigiai keistume tokias pastas dandų ar ten skalbimo miltelius. Čia jie pamatė, ką nors tik tokią, rytoj keičia. Iš karto, jie sugalvoja, iš karto keičia, auklėm pasako, ten išmesk, ir jie per dieną pakeitė ir kremus, ir šampūnus, ir skalbimo miltelius, ir visas pastas, ir visą, ką turi. Tai vadinasi, jeigu tu ir egzistuojantis brandas, tau yra labai sunku tą pakartotinį pirkimą pasidaryti. Tai dėl to, kai einat į marketą, čia nusipirk klientą, ten leisit tokias Google reklamas, Metos reklamas, influencerius samdysit ir galbūt padarysit tuos pirmus pardavimus. Super. Ir galvojat, wow, aš jau čia važiuoju. Kad ir į minusą važiuoju, bet važiuoju, nes perka. Tai taip išlik gali tik 3 mėnesius. Tokį čia taip leidžiat, išleidžiat, perkat. Iš karto šitoj šaly yra privaloma galvoti, kaip, iš kur ir kada ateis antras pardavimas. Nes pats regionas neturi visiškai lojalumo. Tai nereiškia, kad jūs pardavėt blogą produktą. Tas produktas gali būti super geras. Bet kiekvieną dieną įeina nauji produktai ir jie, jeigu atsimenat, ką sakiau prieš 2 minutės apie tos socialinius tinklus, jie labai yra klientai, konsumeriai. Ir čia ne tik arabai, tik tai čia visi, kas gyvena, ir ambasadoj, kurie dirba, ir aš, ir visi, mes esame ant tiek gaunantis daug informacijos ir visi ant tiek visko pražada ir ant tiek visi ten nuolaidos duoda, kad žmogus tiesiog, ir tai yra, galbūt žmonės čia uždirba tikrai daugiau negu vakaruose, tai tas spending power, jie turi tų pinigų išleisti ir jie dėl to labai switchino, čia nuo A iki Z brando. Tai aš visą laiką labai sakau, kad tikrai jūs privalote, tai ką reiškia? Ar lojalumo programą turite čia įsitiekti? Pavyzdžiui, aš turiu brandus, kurie neturi lojalumo visam pasaulyje, bet turi Emiratuose. Ar jūs turite mailus labai susitvarkyti, kas e-commerce, čia jau žino tikrai tos automated flows, kad ten priminimai, atvežimas, ar turėti ten tą nuolaidą, kad antram vėl duodat. Esmė tame, kad jūs turite turėti strategiją ant popieriaus bent, aišku, execution yra viskas, bet būtent kaip jūs sugebėsit, bent jau jūsų galvoj, pritraukti antrą kartą tą klientą. Nes jį pritraukti yra labai sunku ir tikrai daug sunkiau negu vakarų rinkose. Aš žinau, kad galbūt jūs sakysite, ir vakarų rinkose yra labai sunku, taip sunku, aš dirbu su daug, bet čia yra ekstremaliai sunku, nes jie yra labai vergai visų tiktokų, ką pamatė, kur numatė, kad ir produktas veikia, jie vis tiek switchino. Tai irgi labai turėkit tą omeny ir čia keli patarimai ant skaidrių, bet tokį tiesiog turėti, kad ne tik tai leist pinigus reklamai, bet ir turėti planą, kaip mes tą klientą, kuris vieną kartą nusipirko, antram kartui grįžime. Tai čia tokie galbūt tokie unikalūs. Ir dabar, žinau, kad dar paliksim laiko truputėlį klausimam, tai paskutiniam 5 minutėm, galbūt būtent kokios yra svarbios datos, būtent įeinant į šitą rinką. Pirma data tai yra būtent jų Ramadanas. Ramadanas yra švenčiamas visą mėnesį
ir per tą mėnesį reikia labai pasikeičia shoppingo habitai. Pirkimai prasideda nuo 10 nakties iki 2 nakties. Tai vadinasi, kad visi brandai, kurie čia egzistuoja, jie keičia komandos darbą. Nuolaidos yra leidžiamos po 12 nakties. Visi komunikacija eina po 12. Visi customer service, aptarnavimo sritis turi dirbti naktį. Viskas yra veikiama tarp 10 vakaro ir 2 nakties. Nu, aišku, perkamas ir 4 ryto, ir 6, bet jeigu turit brandą čia, Ramadano metu jūs turit turėti planą, būtent šitam, nes pasikeičia per sekundę, tam mėnesiui, ne? Tada jie turi labai stiprų pasirengimo etapą. Tai ką reiškia, kad jie perka, būtent per tą mėnesį, jie perka labai daug maistro, elektroninių visokių namų kategorijai, jie gražinasi namus, valasi namus, tai šitos kategorijos padidėja pardavimai net 40% per tą mėnesį. Ir jie būtent kaupia visas ten atsargas, pavyzdžiui, ten rydžius perka ne kilogramą, bet 10 kilogramų. Ir jūs pasakysite, ką jie daro su 10 kilogramų. Nu, iš tikrųjų, aš nežinau, ką jie daro su 10 kilogramų, bet esmė tame to visą tą mėnesį, to Ramadano per tą visą mėnesį, jie būtent daro tokį, kaip pas mus būtų kalėdos, jie švenčia kiekvieną vakarą. Kiekvieną vakarą yra kalėdos. Tai kiekvieną vakarą yra gaminamis tenais bele kokie baliai, tai ir plus kilų priaugai tikrai užtektinai. Ir tu, kad ir nešventi, kaip, pavyzdžiui, tai aš ne musulmonė, kad tu ir nešventi, tu vis tiek esi pakviečiamas ar pakviečiama kiekvieno ten ir tavo darbuotojų, ir klientų, ir su kuo dirbi. Kiekvienas tave kviečia kiekvieną vakarą kaip pas mus būtų kalėdiniai kompanijų baliai, tai čia kiekvieną vakarą 30 dienų. Ir dėl to kas liečia to pasiruošimo metu labai padidėja, o link to šventės, paskutinis 10 dienų Ramadano, tai jie paskui švenčia apie 4 dienas tą Ramadaną, tai viskas, kas liečia dovanas, šokoladus, madą, visas rūbai, jau tada pardavimai eina geriau negu bet kurį kitą mėnesį, vos ne kaip Black Friday savaitgalis būna, nes čia yra būtent visi ruošiasi ir tada, kai jau švenčia, tai ruošimosi metu perka būtinus dalykus, o tada jau perka viskas. Čia dovanas eina, žmonės dovanom čia išleidžia 500 eurų dovanai, 1000 eurų dovanai, tai net ir už saldainius tu gali susimokėti 500 eurų, taip prasme, iš tos serijos. Tai tikrai yra labai didelis etapas, jeigu egzistuojantis jūsų brandas, tai privalote apie tai išsiaiškinti viską, nuo A iki Z, ir jūs tiesiog negalite tam nepasiruošę būti. Kas liečia kitas kultūrinės šventės, tai 3 pagrindinės, per daug čia neįsiplėsiu, tai Diwalis, tai yra viena didžiausių, būtent spalio, lapkričio galas, lapkričio pradžia, ir tas visas irgi mėnuo yra labai labai didelė čia šventė, ir čia visi švenčia, ir visi ruošiasi ir perka ir taip toliau, tai yra Indijos šventė, bet kadangi tai yra didelė indų populiacija, tai kiekvienas brandas turi turėti ten Diwali box, nes Diwali yra šviesa. Tai pavyzdžiui, kad jūs ir esat, kas mane gerai pažįsta, žinot, kad mes su kita lietuvaitė esame įkūrę tokią parduotuvę, nealkoholinių gėrimų parduotuvę Drink Dry Store. Tai mes gal turim 2 žmonės, kurie yra indai komandoje, bet mes abidvi esame įkūrėjos lietuvės. Ir net ir mes turėjom viską išmokti apie tą Diwalio festivalį, ir mes turim tokias Diwalio dėžutes, būtent tą mėnesį gėrimai yra supakuojami į tą Diwalio dėžutes. Esmė tame, kad jūs privalote, ne tai, kad, tai aš tai čia nešvenčiu. Čia šitoj šaly tu negali sakyti, aš nešvenčiu. Mano vaikai yra katalikai ir abudu blondinai ir abudu balti, kaip nežinau kas. Jie švenčia net ir mokykloje, jie čia yra gimę. Ir, pavyzdžiui, mano sūnaus ar dukros paklaustumėt, jie švenčia ir Kalėdas, ir Diwalį, ir Emiratų nacionalinę dieną vienonam lygyje. Ir jiems Kalėdos asocijuosi vien dėl to, kad čia katalikų šventė. Ir jie žino, kad jie yra katalikai, ir jie, that's our God. Ir mano vaikai sako, čia mūsų Dievas. Bet jiems Diwalis lygiai ta pati, jie švenčia ir mokykloje, ir visur, ir nors ir eina į vakarų, į katalikų ir anglų mokyklą, ne? Tai ką noriu pabrėžti, kad jūs negalite sakyti, tai aš čia nieko nesuprantu.
tokio dalyko, kad aš nesuprantu, jūs neatleidžia nuo to, kad nepais brandas, jūs privalot reaguoti. Kiti, aišku, tai nauji metai yra didelė labai švenčia, tai nėra arabų šventė, bet kadangi tai yra didelė vakarų šventė ir didelis turistų įvažiavimas į šalį, tai jie patys kaip Emiratai čia ir eglutės pastato ir turi tas kalėdinės nuolaidas, bet jeigu jūs dirbat su distributoriais, kurie nėra balti, vakariečiai, tai jūs turit mokėti, pavyzdžiui, sakyti, tai aš įvežu prekę per distributorių. Jūs turit paruošti distributorių, nes distributorius už jūs nepadarys namų darbų, nes jiems tie nauji metai visiškai dzin. Tai irgi būna daug brandų, sako, tai kaip jie ten liną nepaleidžia, aš konsultuoju, gal kas žinote, Lor kavą, jie yra danai ir jie man visai kas skambina, tai kaip čia jie nedaro nieko kalėdų. Sakau, nes jie nešvenčia tų kalėdų. Jie nešvenčia tų naujokų. Tai čia distributorius turėtų padaryti. Jis nepadaro. Tai jeigu distributorius nepadaro, tai jūs kaip brandas privalot patys bandyti, daryti, juos mokinti, nes nieks jūsų nuo to neatleidžia, jeigu norite išsukti brandą, nes tai yra jūsų brandas. Ir paskui yra būtent Emiratų šventė, kur yra nacionalinė diena. Tai yra jų, kaip mūsų nepriklausomybės diena, tai jų būtent yra nacionalinė diena, kur yra švenčiama gruodžio 2 dieną. Ir tai yra belė kokią šventę, kiekvienas brandas turi turėti kažką su vėliava, net ir įstatymiškai pati šalis liepia retailui duoti kažką su vėliava, tu turi ten daryti nuo įpakavimo su vėliava ar sveikinimą su vėliava atsiųsti savo tinkluose visuose, ten Instagramuose, LinkedInuose įdėti, kad sveikiname su UAE nacionalinė diena. Tai yra tikrai labai didelė šventė ir jūs, būdami kaip brandas ar retailas, privalote į ją reaguoti. Čia vėl sakyti, tai čia aš lietuvis ar lietuvė, ne, jūs nuo to neatleidžia. Tai irgi. Ir tada mes čia jau dabar nesmės, irgi mes tada ir tada mes švenčiam visas pasaulinius. Tai ir tas Black Friday yra šventamas, čia yra vadinamasis baltasis penktadienis ir 12.12, tai yra švenčiamas, tokia, kad irgi jie, kaip būdavo anksčiau 11.11 tam Kinijoje, tai čia jie sukūrė 12.12. Ir mes turim visas per vasarą, čia pati šalis liepia retailų daryti išpardavimus. Tu privalai turėti bent vieną produktą ant sale, tai vadinasi summer surprises, tai vadinasi vasaros surprizai ir tai užtrunka 3 mėnesius ir kas turit fizinės parduotuvės, jums yra net privaloma dėti į reklamą nuolaidas, privaloma, o kas turi digital, tai jūs turite tiesiog daryti, summer surprises kažkokią kategoriją ir duoti produktą, jeigu jūs turit licenciją šitoj šaly. Tai kas liečia tokį sezoniškumą, tai dažniausiai antras ir trečias ketvirtis, tada vasara labai krenta ir ketvirtas ketvirtis yra stipriausias, kaip turbūt ir visam pasaulyje. Ir čia dabar jau viskas, jau turbūt laiko nebeturim, bet gal tiesiog praflikinsiu, kad tiesiog pasakyti, kad jūs yra 4 būdai. Jūs galite tiesiogiškai eiti, galite tą joint venture daryti, galite per distributorių eiti, o galite tiesiog leisti cross-border e-commerce. 4 būdai įėjimo į ekonomiką ir jeigu pasirenka tą 4 būdą, tai būtent Amazonė, Nūnas yra jūsų pirmi ir the best, kai sakau, šansai ir tada savo elektroninę prekybą. Ir ką jūs tada, jūs tiesiog, tai yra mažiausios investicijos, jūs labai išsiaiškinat apie klientus ir jūs susivokėt, kaip tam regione galėsite plėstis. Ir galbūt būtent tos pradinės investicijos, tai steigimas jums kainuos tarp 3 ir 10 tūkstančių $, jeigu registruosite čia licenciją, priklauso nuo kategorijos. Elektroninė prekybos infrastruktūra, aišku, galite ir pigiau gauti ir viską, bet vidurkis čia tarp 5 ir 15 tų visų produktų į registraciją, elektroninės prekybos paleidimas. Tada reklamai čia reikia labai daug. Čia yra Emiratai, yra pati brangiausia metos šalis pasaulyje, vadinamas tas cost per click yra pats brangiausias visam pasaulyje, ne dėl to, kad čia mes geriausiai varom ir čia geriausia return on investment yra, bet dėl to, kad mes esam labai maža šalis, tai yra labai dense ir yra visi žaidėjai, nuo visų oro linijų iki 5 žvaigždučių viešbučių, iki 5 ten visų tų žvaigždučių restoranų, iki viso retailo ir e-commerce, visi bando gauti liną kaip klientą. Visi nori tavo atsidurti tam Instagrame.
Tai mano, pavyzdžiui, Instagramo vieta kainuoja 300 eurų dolerių. Tai įsivaizduokit, tie tik brandai, kurie sugeba tą mokėti, sugeba atsirasti Linos tam Instagrame. Tai jeigu tu varžaisi ne tik tai su retailu, tu varžaisi su tokiom kaip aerolinėm, kaip Etihadas, Emiratai, Qatar Airways, kurie ten turi N biudžetus ir labai didelės kišenės. Tai bet būtent tai rinkodarai tikrai reikia pasiruošti didelį biudžetą, bet čia galėsim padaryti kitą webinarą būtent apie detalės. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai reikia išleisti ir be jos kitaip čia neišsisuka brandas, tai tiesiog reikia būti pasiruošus leisti, arba kai darite su distributoriais, iškart kalbėti, kad jie leistų ant jūsų brando, nes kitaip neįsivažiuos. Kas liečia logistiką, jums tikrai taip kainuos tarp 3 ir 10 tūkstančių dolerių, atsiprašau, nes visi sandėliavimai, visokie pristatymai, atvežimai, pakavimai, gražinimai, tai irgi reikia turėti tas ir tada reikia apyvartinio kapitalo, nes čia nieks nepasiruošia laukti, produktas turi būti Emiratuose. Tai vadinasi, kad jūs pastoviai turite turėti apyvartinį, kad tą produktą į čia įvesti. Tai ir čia tokie, galbūt paskutinė slaidė, tai būtinai reikia, sakau, lokalizaciją, laikytis įstatymų nebūti, reikia siūlyti būtinai kelis mokymo būdus, Mastercardas, visi tie Tamaros, būtina reikia investuoti į logistiką, netaupykit čia pinigų, nes klientas antrą kartą negrįž, turit galvot, kaip sakiau, iš kur ateis antras, trečias užsakymas ir privalot analizuoti klientų duomenis, nes čia nėra tik tai lietuvaičiai, jūs ne tik lietuvaičiai, čia yra daug iš visur ir visi turi skirtingus norus ir reikalavimus. Tai va, tai šiandienai dienai tiek, labai greičiai viską sukalbėjau, bandžiau paliesti kuo daugiau skirtingų nežinau, įdomu, neįdomu, klausimų yra, nėra. Čia mano detalės, bet šiaip, manau, bendradarbiaukit gal su ambasadom, bet Eivina yra skambutyje. Aš visą laiką, kas mane pažįsta, aš tikrai visą laiką bandau padėti ir tikrai padedu Lietuvos kompanijom tiek, kiek galiu, bet aš nesu stebukladarė, aš negaliu nueiti ir nusiderėti, kad jūsų produktą paimtų dvigubai brangiau, dvigubai pigiau, tai yra reality, čia yra tikrai competitive ir tough market, bet jeigu gyvenam čia 12 metų, tai įmanoma tą verslą padaryti. Tai šiandien dienai tiek. Nuoširdus ačiū, Lina, už išsame prezentaciją, sakyčiau, visus mokymus, tikrai daug informacijos refleksijai ir tolimesnių žingsnių susidėliojimui. Nesu tikra iš tikrųjų, ar prezentacijos metu buvo paminėtas rytis, kuri nebūtų aktuali besiplečiančiam verslui, tai ir kultūrinės ypatybės ir socialiniai tinklai, taip pat labai svarbus kaštų vaidmuo. Tai buvo svarbiausios temos paliestos visos. Ir tikrai turim ir keletą klausimų ir labai daug pozityvių reakcijų. Visi labai dėkoja už tavo pasidalintus patarimus, įžvalgas, rekomendacijas. Ir vienas iš klausimų buvo, taip pat dėkoju už įdomią prezentaciją ir noriu paklausti, kaip yra su produktų padirbinėjimais, nes yra susidūrę ar yra girdėję, kad pavyzdžiui per Noon ar Namshi nebūtinai produktai gali būti originalūs, ar turėtum komentarą į šitą klausimą? 100% jie dauguma yra padirbti ir padirbti ne tik tai, kad pačio brando, va toks kaip Dioro lūpdažis, mes patys turim pirkti. Aš dirbu su, kas iš beauty srities, toks yra Clarins, Clarins, kaip čia nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, bet tai yra globalus beauty brandas. Mes patys perkam iš Amazono ir siunčiam į mūsų laboratoriją Prancūzijai, nes mes Emiratuose irgi nežinom, ar čia yra padirbtas, nes yra ant tiek gerai padirbtas. Tada aš dirbu su Bioderma, irgi aš dirbu tiesiogiai su prancūzais, kas naudoja Biodermos produkciją. Ir mes net ne per distributorių čia įvežam, mes čia įvežam tiesiogiai. Ir yra produktai Amazoniai mūsų sun creamo, nes kas dirbat su Bioderma, naudojat, pavyzdžiui, vaikų, ten labai stiprus sun creamo, būtent nuo saulės kremo linija yra. Jie parduoda pigiau negu mūsų gamybinė kaina. Pigiau negu gamybinė, tai mes irgi patys žiūrim ir sakom, kaip suprast, kad čia pigiau negu gamybinė. O yra padėlkos, tai čia, bet praeisiu to, kaip kovojam, bet kur yra ne padėlkos, kad daug kas įveža produkciją iš Turkijos,
Turkijos distributoriai įveža tą patį Dioro lipstiką, daug pigiau į Noon ir Amazonę, nes jie Turkijoje gauna geresnę kainą, nes, pavyzdžiui, žinot, kad Coca-Cola, pavyzdžiui, taigi ne visi Coca-Cola yra gaminama Turkijoje, bet kurie gauna Turkijoje yra Turkijoje. Indijos Coca-Cola yra gaminama Indijų, nupilstoma, ta prasme. Tai pats produktas yra daug pigesnis negu jį šipinti iš Amerikos. Tai yra originalus produktas, bet jis yra gaminamas Turkijoje, tai pati tam gamybos kaina yra daug pigesnė, tai yra daroma Turkijos rinkai ir mes ir jie Turkijos distributoriai dėja įveža į vidurio rytus iš Turkijos į čia su cross border. Tai dabar kaip kovojam su padielkom? Kova yra labai ilga ir aš turiu lietuvaičius, kuriuos galbūt daug kas ir girdėjot jau dabar, čia nes gavo iš Tesoneto investiciją. Aš dirbu su F-Pro, Football Pro, mes ten nuo pat pradžių. Ir tai jie nukopijavo mūsų futbolo kilimą ir kamolį ir net mano 3 lietuvaičius blondinus į nuotraukas įdėjo. Ta prasme, mes visi 3 žiūrim ir dėja, kam skambint, nėra kam skambint, nes kur nėra demokratijos, nėra ten jokių IP protection, kam skambint. Vienintelis būdas - išlikti geresnių. Tai kaip mes darom, mes labai daug komunikuojam. Pavyzdžiui, kas liečia beauty sritį, mes labai daug komunikuojam, kad pirkit tik per mūsų website, pirkite tik mūsų oficialius distributorius. Mes kaip iš brando pusės daug bandom komunikuoti, kiek įmanoma. Ir Amazonas dabar, pavyzdžiui, čia prieš 6 mėnesius Emiratų rinkoje paleido būtent branded stores. Kad tu negali atsidaryti parduotuvės, pavyzdžiui, tokia kaip Biodermai, be licenzijos. Tai tu gali nusipirkti Biodermos daug produktų Amazonėje, Emiratų, bet jeigu tu nori 100% originalo per Amazoną įpirkdamas, tai tu turi ateiti į mūsų Amazono parduotuvę. Jie dėja neišėmė padielkų, neišėmė, nieks nieko nedaro. Nors ten komplaininam ir siunčiam, ir rašom, ir į teismus duodam. Tikrai, žinokit, nėra plovų buvę, ko nesu bandžius daryti, bet tikrai yra daug padielkų. Tikrai ir Amazonas nieko tai nedaro, vienintelė yra edukacija klientų. Aš dirbu su brandu tokiu kaip Kenvue Group, kur visi ten Johnson & Johnson, Avida, ne? Tai pamirškit čia kopijas. Per Temu jūs galite nusipirkti mūsų Neutrogeniką kremą su mūsų nuotraukom už 1 eurą. Ir aš darau daug vidinių, kai dirbu su ta Kenvue grupė, mes viduj darom daug ten čia pasaulinio e-commerce konferencijų vidinių, kas suvažiuoja iš viso Kenvue grupės į čia. Ir aš jiems rodau ir jie visi, oh my god, dabar sėdė ten, pavyzdžiui, iš Amerikos rinko, iš South Afrikos. Jie taip, Lina, bet pas mus nėra dar, pavyzdžiui, ten to Temo, ne? Tai sakau, pasižiūrėkit jūsų produktai, su jūsų nuotraukom, kopijos. Ir ką? Ir tu matai, kad nupirkę 100 000, bet tik tai edukacija klientų. Bet dėja yra ir čia nežada nieks, žinokit, nieks nekovoja pakol kas. Ta prasme, nieks nieko nedaro. Lina, turim dar vieną klausimą iš dalyvės apie kainodaros strategiją. Klausia, ar gera mintis būtų dėti didesnę kainą ant produkto ir tada duoti didesnės nuolaidas klientui? Taip ir ne. Tai dabar nuolaida, kai pradedi duoti nuolaidą, iškart turi susitaikyti su tuo, kad be nuolaidos nepirks. Ta prasme, ir yra čia daug brandų, kurie grinai tokį, ką klausėt, nežinau, kas klausė, bet būtent deda didesnę kainą ir tada visą 365 dienas on sale. Bet jeigu norėsite eiti į retailą, į Carrefourą, jie paprašys žemesnės kainos nuo jūsų nuolaidinės kainos. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs įdėsit, nežinau, čia šitą padelį už eurą, ane? Tada duosit 10%, 20%, pardavinėsit už 80 centų, ne? Tai kai ateisit į Carrefourą, jisai jums 80 centų jums kaip bazinė kaina, ir sakys, mums reikia 30% maržos, 30 mums dar maržos reikia ant tos kainos. Ir tada jiems prasideda, tai reikia labai gerai apgalvoti, būtent koks bus tas plėtimosi punktas. Tai galima su tom, tai geras klausimas ir tikrai žaidžiam daug kartų. Pavyzdžiui, per tas šventes pakeliam kainas ir tada sakom, kad numažinom, bet labai reikia atsargiai su to žaisti. Jeigu tik e-commerce darysit, tai viskas ok, tik Amazonį, pavyzdžiui, pardavinėjai, tai tu gali visą laiką būti strike through, kainą strike through. Bet jeigu bandysi brandą plėstis, labai reikia atsargiai, nes tada retailas
jie stebi tas kainas ir jie turi tą kainą, tai tau niekada neims pilnos kainos kaip kainos, kad kaina, nes jie žino šitas taktikas ir jie žino, kad tiesiog tu infiltravai kainą, kad duoti 365 dienas nuolaidą. Nežinau, atsakiau, neatsakiau. Puikus atsakymas, ačiū. Ir dar vienas klausimas iš mano pusės. Ar tekę per savo patirtį dirbti su prekėmis ar paslaugomis, kurios nebūtinai rado kelią į šią rinką, į Jungtinius Arabų Emiratus, ar vis dėlto viskas yra rinkodaros, įpakavimo ir kainos klausimas, kad tikrai čia galima viską parduoti? Irgi geras klausimas. Yra turbūt tekę dirbti. Lina, nebegirdim tavęs. Čia mano... Dabar vėl girdim. Man atsiuntė screenshotas matytas iš kitas skambutis, jau čia man lenda. Yra tekę būti... Yra tekę dirbti turbūt su daugiau, kuriems nepavyksta, negu pavyksta, tai čia toks galbūt reality checkas, ne? Tai galbūt atsakysiu Evinai tavo klausimą, kas buvo, bet galbūt kodėl nepavyko, kokie buvo pagrindiniai, kokios pagrindinės galbūt pamokos buvo. Mes, ir čia ne tik tai Lietuva, aš tą patį sakau ir prancūzams, ir vokiečiams, ir kas mane žino, Eivina ambasadorius, žino, kad aš konsultuoju net ir Amerikos brandus, ir šiandien baigiu 9 PM, pavyzdžiui, laiką. Visiems, kas nepavyko, visi įsivaizdavo, kad mes vakaruose žinome geriau. Tai aš noriu tik pabrėžti tą faktą, kad mes nežinom geriau vakaruose. Kad aš ir kaip norėčiau pasakyti, kad mes atvažiuojam, bet čia vakarų knowledge, we are better, we are more experienced. Tai faktas tas, kad čia mes nežinom, nes aš duodu palyginimą. Nes mes nei vienas šitam skambutyje nesam užsidėję nei skarą, nei užsidėję kandūrą ir vaikščioję gatvėje, kai mus visi žiūri. Nesam. Tai čia taip pat, kai aš ateičiau, dabar jums sakyčiau, kad aš žinau, kaip vaikščioti su garbanotais plaukais. Čia mano iš dušo, aš lipau ir tiesus tokie plaukai. Tai, kaip aš galiu vaidinti primės, kad aš įsivaizduoju, ką reiškia būti garbanota. Neįsivaizduoju, aš taip, nueinu, susigarbanoju, sumoku. Lygiai tas pats čia. Mes nesam geresni. Taip, mes esam iš developed countries, mes turim galbūt edukaciją kitokią mokyklose, mes jau pažengę kitose inovacijose, į mūsų valdžia daug investuoja, mes ten nemokamą išsilavinimą turim ir mes turim labai daug privalumų vakaruose, kur didelė dauguma žmonių čia, tikrai jie, kai sakau, they will kill for it, bet mes nesam geresni, nes šitose rinkose brandai, kurie įvažiuoja iš Indijos, jie galvoja daug artimiau kaip čia klientas, negu mes, kai įsivaizduojam, ką reiškia gyventi Delyje, kur išeini ir tau smoko rūkos, mes nesam. Tai pirmas dalykas, kai, net nežinau kaip lietuviškai sės, bet kai aš visiems Europos brandams sakau tą patį, be humble. Ir tu ateik ir sakyk, aš nieko nežinau, aš iš vis nieko nežinau. Eik susitik su indais, eik paskambink, pavyzdžiui, kodėl galbūt, kas pažįsta Eriką, kodėl mes įsukom. Mes abi kavenskos, abi blondinės ir išsukom labai successful verslą Jungtiniuose Arabų Emyratuose su nealkoholiniais gėrimais. Kodėl? Nes mes abi ir paskambinam arabams, ir nuvažiuojam su indais susitikti. Mes nesėdam, tai iš mūsų tik pirks Britai, čia prancūzai ir lietuviai, kurie, kaip mes, negeria alkoholinius gėrimus. Ne, jeigu jūs atrodysit humble, jūs ateisit arčiau su tuo klientu, eikit į tą divalį, kviečiai ir eikit, užsidėkit tą sijoną ir aš užsidedu, užsidėkit, eikit su ta vietinė moterim ir klauskit, ką reiškia turėti 10 vaikų. Aš tai nežinau, ką reiškia turėti 10 vaikų. Ką reiškia turėti 2 auklės, kai auklė perka už tavo, į ką jinai žiūri, kol tu to nesužinosi, nieks nepaeis. Tai čia pirma problema, nes mes įsivaizduom, kad tai čia atvežėm iš vakarų, čia čia visi pirks. Ne, tikrai ne, tai čia pirma problema. Antra problema, jau pabaigai, kad mes įsivaizduojam, kad kaina yra dėl to, kad yra vakarų kokybė. Bet faktas tas, kad mūsų dauguma produktų yra gaminami Kinijoje. O čia consumeris nėra stupid. Tai jūs ir turit labai atvirai, jeigu jūs gaminat Šveicarijoje, tai ar tikrai ten Šveicarija, ar ten labiau, kad Šveicarijoje tik pakuojat.
Tai čia labai greitai iškapanota. Tai savo atvirai reikia tiesiog pasisakyti, kad, nu ne, aš gaminu to Kinijoje, tai yra tas pats Kinijos produktas, bet jūs tai tada ir neikit ten, kad, mes dvigubai brangesni, nes mūsų čia kokybė labai superinė. Žaiskit ant serviso. Mes galim jums garantiją duoti ilgesnę. Mes duodam jums 24/7 suportą. Mes ten, nežinau, arabiškas instrukcijas jums. Mes jūs pamokinsim, kaip produktą naudoti, ne? Mes ten jums susisieksim, kaip ten tą kremą užsidėti ir paklausim. Žaiskit tais žaidimais, kur galbūt žmonės, kurie nėra atėję iš vakarų, kur neturi to tokio jau, čia visi tai reguliacijų ir taip, nes atėję iš Azijos, jie yra hustleriai, jie yra kaip turguje, darasi, daro, eina, krenta, stoja, eina, nes jiems nėra plano B. Mes visi turim planą, kai manęs tas klausia, ko tu, Lina, darai čia tiek verslų? Mano planas B grįžti į Europą. Vis tiek, koks čia, visai neblogas planas B. Europinis pastas, aš grįžtu į Europą. Čia, kur gyvena žmonės iš Indijos, Arabų rinkų, Filipinų, Pakistanų, jie neturi dėja plano B. Tai jiems vienintelė išeitis išgyventi čia. Tai jie dėl to ir yra pasiruošę daryti whatever it takes. Tai jeigu jie sugeba pasiruošę ten tą kainą žeminti, žaisti tą kainą, bet ko jie negali galbūt kartais duoti, kad Eivina paskambino, hi Lina, how are you? Oh my God, I'm so sorry. Should we go for coffee? Pavyzdžiui, mes su Erika niekada, mes ten pradžioj ir visokius meetupus darėm su klientais ir visiems ten refundus darėm, ten nesvarbu, kompleinų, mes tenais pačios nuveždavom užsakymą į mašiną įsidedam, nuvažiuojam ir asmeniškai. Eivina, we messed up, sorry. Tai viso klientas stovi, oh my God, such a good service. Ir jie taip išlieka. Ir taip gaunasi, kad tu įvažiuoji į rinką. O tu tai, kad, tai čia mes, tai aš irgi galiu ateiti, aš Deloitte'as Londono. Tai aš jeigu visiems čia pasakočiau, kad aš Londono Deloitte'as, tai čia nei vieno projekto neturėčiau, nes čia visi turbūt bijotų manęs. O Londone tas atvėrė visas duris. O čia visi, oh my God, she's too smart, I don't need so smart. Tai aš tiesiog tą Deloitte įmetu, kai jau man reikia kažkoks jau negotiation, kai jau žmogus jau tikrai mane pažino kaip Lina, o tada aš susilyginu su jais ir visą laiką labai be humble. Aš irgi galiu ateiti sakyti, tai aš Oksforde mokiausi. Tai ten sakys, oh my God, žinai, mums nereikia ten to, čia nėra kaip Europa. Tai be humble ir atsiminkit, kad kaina nereiškia, kad jūs esat kokybę įkot. Kaina turėtų būti su ekstra servisu, nes mes visi gaminam Kinijoje. Bent jau kažką darot Kinijoje, ne? Ir tas klientas nėra toksai jau, kaip sakau, pasimeręs, jie išanalizuoja. Tai nežinau, Eivina atsakė klausimą, neatsakė. Taip, auksinės vertės informacija, norisi klausytis, bet šiandien viskas, šiandien turim tave paleisti ir ačiū didelis, nuoširdus ačiū iš ambasados ir čia dalyvavusių, kad tarp visų kitų savo konferencijų, skambučių ir webinarų skyrei laiko ir Lietuvos verslo auditorijai. Ačiū už tą ypatingą galimybę iš pirmų lūpų, hands on, išgirsti, kuo kvėpuoja ne tik Emiratai, bet ir visas Persijos įlankos regionas ir taip pat artimieji rytai. Ir Lina tikrai yra matoma socialiniuose tinkluose, su ja galima susisiekti, tai tikrai neabejoju tų asmeninių žinučių su kvietimu bendradarbiauti ir strateguoti kitus žingsnius bus labai daug. Tai dar kartą dėkui už tavo laiką, ačiū už žinias ir tikiuosi, kad tai buvo pirmas, bet ne paskutinis webinaras. Gerai, ačiū visiems ir ačiū jūsų laiką. Iki pasimatymų arba Emiratos arba Lietuvoje. Dėkui, o įrašų pasidalinsim, galbūt ne šią savaitę, bet kitą, kai techniškai viską susidėliosim. Tai dėkui ir visiems sėkmės.